Sveiki, mėlyji. Turiu jums džiugę žinią. Nuo pirmadienio viskas keičiasi. Baigėsi senas mėnulio mėnuo atnešęs daug rūpesčių. Tai buvo užtemimai. Tai buvo itin nepalanki paskutinė mėnulio mėnesio savaitė. Tad pirmadienį užsidaro duris tom problemom, kurios jau buvo. Mes jas dabar galima drąsiai uždaryti pirmadienio rytmetį. Tiesiog parašykite ant lapuko, ko jūs norėtumėte atsikratyti ir prieš pat jaunatį, kuris tos 11 valandų 27 minutės tą raštelį sudeginkit. Na, po to, žinoma, planai, norai, svajonės. Jūs galite visą tai parašyti ant popieriaus lapo. Pasistengkite, kad jis būtų lygus be linijos juk apriboja. Galbūt žaliu, o galbūt raudonu rašikliu. Jūs tam turite 10 minučių savo svajones papasakoti popieriaus lapui. Džiugu, kad pirmadienį prieš prasidedant jaunačiai dar bus 30 mėnulio diena, kuri būna labai retai, tik tai 5 kartus per metus. Šios dienos simbolis nuostabus – gulbė su auksiniu rutuliu ant nugaros. Jeigu šią dieną baigėsi mėnulio mėnuo, tai žada palankų ramų kitą mėnulio mėnesį. Gera žinia. Ir bent jau ši savaitė tikrai bus rami, džiugi, kupina įkvėpimų. Na, pirmadienis tikrasis persilaužimo metas. Ir ne tik todėl, kad stos mėnulių jaunatis. Saulė bus opozicija Uranui, kas visada atneša persimainimą, netgi jeigu tai nebūna jaunaties metas. Tai tas laikas, kai iš tiesų galima pradėti gyvenimą iš naujo. Tad aš jums linkiu įkvėpimo, kuriant naujus gerus sumanymus. Gerų svajonių, gražių vilčių. Pirmas mėnulio ketvirtis apskritai yra skirtas svajoniam, planam. Kažko iš esmės naujo pradėti nereikėtų, tai labiau teoriniai, o ne praktiniai veiklai skirtas metas. Bent jau pirmadienis, antradienis, trečiadienis, tai tas laikas, kai mes kupini pačių geriausių sumanymų. Ir tiesiog juos reikia drąsiai generuoti. Na, o konkretesniem žingsniam, labiau kažkokiem praktiniam žingsniam, labiau bus tinkamas jau ketvirtadienis ir penktadienis. Na, o savaitgalis džiugus laikas bendravimui. Aplankykite draugus, kurių senai nematėte. Pasikalbėkite apie tai, kas jums svarbu, apie tai, ko jūs norite. Ko jūs siekiate ir jūs pamatysite, kiek jūs daug įdomių dalykų sužinosite. Jūs išgirsite ir palaikymą, ir patarimą. Įsidėmėkite tuo metu, ką išgirsite. Tai bus puiki savaitė ir ne vienam kažkuriam konkrečiam zodiako ženklui, o visiems. Visi bus patenkinti. Kiekvienam zodiako ženklų atsiras bent po vieną kelias džiugias palankės dienas. Na, o apie visą tai skaitykite mano tinklapyje palmiroshoroskopai.lt.